Paskaičiuok, kiek metrų, čia 2 metrai ten. Tai kas čia per nesąmonį, kurvo? Reikia susirinkti į 10 ir soft epizodą, čia matysim pirma. daug visko. Tas pistoletais, kitus automatais iš galų single fire. Va. Ne, čia kitos durys, senos durys. Kaip mato, tikrinamės patalpas. Nežinau. Einamės tikrint, pažiūrėkit. Dar anks. 12 trim. Kiek? 12 trim. 12 kempas, tai dar. Atsargiai. Na ir nuėdėjai pirmieji sprogimai. Ištikrinom pastatą ir misija buvo šį žaidimą užimti tam tikrus plotus ir laikyti objektus. Objektai buvo bombos ir tagai, kuriuos reikėjo parnešti į bazę tam tikrais laikais. Po kairę turėtų būti savi. Čia greičiausiai ateis arba iš čia, bet ten greičiausiai vienos durys. Vienas čia turi likt. Kai šitas laikas bus, tada eisim parnešti bazę vieną. Parves bandysim. Bet jau paskui miške hui žinai, kas darysis. Tai vieną iš objektų parnešim su kolega ir tada bandym grįžti atgal į pastatą, bet jau informacijos neturėjom. Kai mane pašovė, dar vienas buvo. Kadangi pastatas greičiausiai buvo užimtas, nusprendėm žaisti miške. Čia buvo priešų linija irgi labai arti, tai pušinomės į priekį, bandėm šaudytis ir visai kitai bandėm nusipušinti prie objektų. Bet dėja neturiu scope camo, nes keičiau scope camą į clip camą ir pakeičiau lenzą ir beveik visos video medžiaga, kur buvo šaudyta, atrodė iš arti, buvo viskas susiblurinę. Tai dėja, šiandieną scope camo neišvysime, bet veiksmų tikrai netrūks. Simai, gyvas? Simai? Gyvas? Išsiaiškinom, ar kolegos dar šalia gyvi. Jau išsiaiškint, ar galim mes čia pušintis, ar turim laikyti. Turėjom dar porą pleistrų, tai žaidėjai bet kas galėjo gydyti šį žaidimą, turėdamas pleistrą. Reikia ten atsitraukti vieną. Tai šią žaidimo dalį išnaudojom. Pleistrą draugiškai užklijom kolegai ir važiavom į priekį. Jo. Tai vienas buvo, Gvilis tam galėjo, nežinau, atrodo, belikį kartą sušaudžiu, bet pabėgu. Viršų žiūrim! Gavom informacijos, kad per viršų ateina priešai, tai bandėm susifokusuoti ir lauk priešų. Buvau po 10 vieną mačiau, bet nušovė. Nušovė to, ne? Mačiau, kad nušovė. Kiek mūsų yra gyvų? Kiek gyvų mūsų yra? Mes čia 4 gyvi. Dar ten 3. 6 esame čia maks. Nu reik biškį iš lėto paeiti priekį ir sustot paskui palaukti. Yra po 10? Norėjom pasipušinti priekį, bet priešai ganėtinai stipriai laikė pozicijas, turėjo sniperį, turėjo tikriausiai DMR, tai tikrai buvo sunku pušintis, girdis kaip šatai trenkėsi į medį, tai greit pakeičiau poziciją. Mačiau sniperį ten priekį ir ten prie to kažkur su lėmenė čiuvų mačiau. Gal net visiškai po juom atrodo, lygtais. Jo, tai ten ir yra tas sniperis, tai šaudo. Arba į manis. Jo, sniperis tai skauda. Bet tiesiai į galvą taikėsi. Rupūžiokas į galvą šaudo. Bet mes šitoj pozicijoje neužsilaikėm. Stengiaus kviest poziciją, pušintis arčiau. Sakiau informaciją savo komandos nariam. 10 valandą. Šviečia ant tavo medžių šviečia. Kažkas ant tavo medžių šviečia. Tai lazerių negalima. Na ir iš tiesų, kaip yra situacija, ar galima lazerius naudoti ar ne? Nes girdėjau, kad ant ginklų tikrai negalima naudoti, bet šalia iš kišenės išsitraukus, įdomu kaip yra iš tiesų. Tai žinot, kaip vyksta, tai pakomentuokit vaizdo įrašę. Na ir pas mūsų kolegė Dama tikrai veiksmo matau netrūksta. Daug ateina iš galų mūsiškių, galėtų greičiau ateiti. Po truputį mačiau, kaip mūsų savi ateina irgi padėt mum į pozicijas, bet ilgai laukti reikėjo jų, tai kažkiek sulaukėm, kažkiek ne. Bet iš visų pusių šaudimus, iš kairės, iš dešinės. Ir čia buvo tikrai sudėtinga situacija. Nežinau. Reikia pastiprinimo. Na ir supratau, kad su įspausis kampą kviečiausi pagalbos. Reikia žmonių. Tai nemažai šaudžiau. Šratų jau liko nedaug, apkabų, tai teko atsipildyti ir grįžti iš naujo žaidimą. Per kelią bėga, šalia kelio. Truputį per kitą pusę grįžau, palei tvorą jau šį kartą, dešiniau, palei kelią ir bandžiau prisipušinti. Informaciją dalinau saviem, pamačiau priešininkus ir bandėm nuimti juos. Po truputį pušinausi priekį, pamačiau savo nušautą, pažiūrėjau, kokia situacija su savais. Užėjimą, po biškį jau laisvėja. Tu negydytas? Per kelius palaukti.
Prideng galit, kebra užėjant už dešinės. Na ir iš tiesų pasyviai žaidė pas mane kitoj pusėje tvoros žaidėjai, bandžiau juos visai praginti, kad jie pušintųsi. Ant karo, kiek mačiau, liktai. Ir tik keliam antrąjį komandos narį. Ten du buvo, tai nušovė jūs. Jau artėjom prie artagų, reikia dar biškį kebra pasipušint, sakė. Gavus informaciją perteikiau saviem Iš lėto, judam. ir komandavau visiems, kad eitų į priekį. Neskubam, ramiai lėtai. Nes žaidėjai neraginami, matot, labai sakot. pasyviai žaidė. Prieki vienas mūsų. Kur tagai? Ten prie Lemelnis, man atrodo. Jo, kažkiek eina. Laikom! Na ir kaip visada nekantriai pušnausi priekiai Au, hit. ir greit pašovė mane. Replace. Aš Iš neturiu daugiau. kitos kelio pusės nušovė mane, tai teko palikti situaciją, nes pleistrų kolegos neturėjo ir dabar čia kitoje situacijoje apflankinom priešus. Jau matom priešininką po dešinę. Sudairiau, ar daugiau nėra priešų. Atrodo, kolegai skaudėjo, tai pasislėpiau, iš karto atsitraukiau, leidausi žemyn ant kalnų ir bandžiau vėl paflankinti. Tada sutikau dar keletą savo komandos narių ir nusivedžiau juos prie arti priešų bazės ir bandėm daryti pasalą. Na ir atidarėm ugnį. Keista, bet tikrai atrodė, kad į tą kitą sekantį priešą daug pataikėm. Bet jis ilgai dar bandė slėptis, bet buvo galų gale nušautas. Ir gerai pasala išėjo, bet bandėm atsitraukti ir atsitraukant mūsų šaudė, bet medžiagos neturėjau, tai važiuojam į kitą epizodą, čia jau į pastatą, pušinomės su komandos nariais, bandėm užsimti pastatą. Turėjom kolegą, kuris jau laikė duris, ėjau paskui jį. Pistoletų priegi praleidom žaidėjus ir pasirodo jau šiek tiek savų yra pastate. Tai bandėm pušintis. Gale matėm priešus. Granatų turi? Davai. Pala. Toli labai. Pala. Priekinė. Davai, priekį. Pala. Kas bus? Skydas. Atneškit skydą. Davai, skydą. Tai dar ne mes. Atneškit skydą, davai. Tiek daug žmonių turėjom, niekas skydo nenorėjo imti, niekas veiksmų imtis nenorėjo, tai, kaip sakoma, ėmiausi vėl. Ėmiau jauti už žagų ir pušinaus po truputį į priekį, labai stipriai šaudimus ir buvo sudėtinga. Aš ėjau kartu su kolega iš galo, kolega visiškai prie pat mane susispaudęs, mes dviese gan toli nuėjom, beveik visą koridorių praėjom ir užstrigom šitoj vietoj, nes po dešinę priešai ir priekį matom per stiklą, kad šiek tiek šaudo. Reikia granatų, skebra, pastiprinimo. Prašym granatų, prašym pastiprinimo, nes buvo situacija tikrai sudėtinga. Nieko padaryti negalėjom. Vien šalia. Priešas jau visiškai arti. Ir jis jau norėjo eit mane pjaut. Nedaug trūko, bet komandos narys išgelbėjo. Reikia pastiprinimo. Malodės. Neblogas bandymas. Priešininko pusės tikrai. Jis visą laiką žiūri. Ir žinom, kad lyg kambarį dar vienas yra priešas. Bandėm laikyti, nes prieš tai lyg sakė draugas, kad matė du. Ir visą laiką nepatogiai. Pozicijoje buvau, laikiau ir skydą ir bandžiau žiūrėti, kad iš dešinės neišpykintų. Ir labai buvo baisu atsipalaiduoti. Kebra, distractioną darykit. Prašym visokios pagalbos, bet nieko nedarė mūsų komandos nariai. Ir buvo liūdna, nes bandėm pykinti ir iškart šaudyti. Nebuvo galimybės išpykinti priešais žaidėjus, nes jie su automatais tiesiog single fire šaudimus non-stop. Ir atmeti granatą mums priešai skydą. Ir sprogo granatą visiškai prieš. Ir šitoj situacijų nežinau, pagal vienas taisyklės mes mirštam, per kitas mes ne. Tai sunku pasakyti, jei žinot, kaip iš tiesų turėjo būti, tai būtinai pakomentuokit. Mirė nekalba. Čia bandėm paklausti, kokia komanda yra lange. Nesakėm, čia turėjom taip pat ir mašinėlę, kurie privažiuoja ir jinai sprogsta techniškai ir žaidėjas miršta. Tai bandėm vengti jos, žiūrėjom kaip vyksta. Tai iš ties įdomus dalykas.
Kartu ne tik mašinėlių buvo, bet turėjom ir pastatų pušų vėl. Ir po granatos niekas nepušina. Įbėgau, nušau žaidėjas mane atgal, vienas už Mediko vieną. nėra, pleistro. Prašiau mediko, bet dėja. Dėja, medikų neturėjom. O čia žaidėjas, turėjo kovą. Vienas prieš visus. Visi prieš vieną. O čia pagrindinis jau priešininkas, kurį mačiau per stiklą. Informacijos nesakinėjau. Tiesiog žiūrėjau, kas vyksta. Ir laukiu viens kito. Bandė pykinti gražiai. Bet automatas tai 5, žinai. 5 Čia irgi situacija įdomi. Žinai šitą? Turėtų. Įdomu, ar galima su pistoletu iš gilumos šaudyti pagal taisyklės, kai yra šalia priešai, bet techniškai, teoriškai, man atrodo, galima. Nežinau, irgi, gal jei žinot komentarą, galite parašyti dėl taisyklių. Ir čia turim atskrendantį droną, kuris pahitina žaidėją ir jis miršta. Su dronu. Net jis išlindo trumpam. Tai dronas jo. Dronai šaudyti gali. Ne, dronas atsitrenkė, kaip sakė, per briefingą. Miršti. Ne, nespėginom, vyrai, nespėginom, ramiai. Ir baigiam bent situaciją. Čia bėgant žaidėją pamatėm. Tikrai pataikiau nemažai kulkų. Žiauriai ilgai nekolino žaidėjas, kad nušautas, bet šiaip ne taip, kaip papreikiau, tai pakolinu, nors pataikiau tikrai mačiau daug, bet užtruko. Čia bandėm vėl užsimti pastatus, pušinomės per kiemo pusę, eiti prie objektų, prisnykinti, pasišokau pažiūrėti, ar nėra priešų čia po apačią. Dar kolegą žaidėją sutikom, su kuriuo dažnai susitinkam. Nemandagus nepasveikinau, bet buvau labai susikaupęs į šaudimą ir pušinomės toliau į priekį su komandos nariais. Turinti dalis, ar ne, daug turėjom šitoj vietoj veiksmų, gavom geltoną kortelę už tai, ką matysit. Tai tikrai nerekomenduoju taip daryti, taip elgtis. Jau esu gavęs už tai, už taisyklių pažeidimą. Tai galite žiūrėti, kokia iš tiesų buvo situacija ir kaip viskas išvyko. Iš durų. Ten iš pirmo aukšto durų, ne iš langų. Ne, iš durų. Vidurinis durys tenais. Buvo vos Bandžiau papasakoti situaciją, kur yra priešai. Ir čia bandžiau duris pykint. Nėra. Ir kaip tik išlindo priešas, susišaudėm su juo, nepataikyti šūviai. Viens kitam nepataikėm, gal pataikėm, sunku pasakyti, nieks nekolino nieko. Supratau, kad situacija bloga, iš galo šaudo mane, supratau, kad reikia bandyti prakrosint. Atgal. Kolega gavo į žandą, aš bėgdamas gavau į sėdmenis. Šaudom gal. Iš full auto į sėdmenį sušaudė mane. Ir kaip girdit, tikrai nesidžiaugiau ir buvau tikrai pakrikusiais nervais. Tu su auto šaudai. Kur? Kas čia šaudyt? Kad rasi mane leisit? Kuris nušovė? Tu? Jo, aš full auto, sorry. Tai su full auto, tu ir dar čia net 5 metrų nėra. Čia 2 metrai, paskaičiuok, kiek metrų, čia 2 metrai ten. Tai kas čia per nesąmonių, Tai jakį iš tokio stumo pataikytum. Pizda full auto ir dar su pisa iš 2 metrų, eik. Aš tai čia buvau. Tai va iš tų durų, ten durys, tai yra išlenda čia. Žinau. Full auto sudrožė, jaunimas. Na ir iš tiesų tikrai nuspelniau tos geltonus vėliavos, daug man žodžiu buvo, daug nervų, bet žinot, pasikarščiuoja visi. Ir yra žaidėjų, kurie į mano pusę pasikarščiavę yra, esu ir aš, tai visko būna. Bet tikiuosi patiko jums šis epizodas ir ačiū, kad žiūrėjot. Jei patiko, būtinai pasubscribinkit.